Sveiki, mėlyjeji, aš Jurijus Slavas, esu verslininkas, mokymų lektorius, Roberto Kiyosakio treneris Lietuvoje. Ir aš turiu puikiai žinią jums. Sausio 21 dieną, 2015 metų sausio 21 dieną yra puikia proga metus pradėti aktyviai. Kadangi tą dieną mes turėsime pinigų srauto seminarą, kurio pavadinimas yra 7 būtini žingsniai rengiantis naujai ekonominės krizei. Kai kurie iš jūsų galbūt esate dalyvavę mano webinare Superkrizė būti ar nebūti, kuriame aš pasakoju apie ekonominius ciklus ir kodėl krizės kartojasi pastoviai. Ekonomika visą laiką vystosi ne štai taip statmenai, bet ciklais. Ir būna kritimai, būna pakilimai ir visą laiką krizės kartojasi, bet to tam yra ir keletas kitų fundamentalių priežasčių, kurios įtakoja tai, kad nauja ekonominė krizė netrukus irgi laukia mūsų. Klausimas, kaip mes reaguosime į tai, kaip mes pasiruošime jai ir ar tai taps mūsų galimybėmis, ar tai bus sunkumų metas. Finansiškai išprusę žmonės visą laiką naudojasi krizėmis tam, kad dar labiau pagerinti savo situaciją. Ir apie tai mes kalbėsime būtent pinigų srauto seminare sausio 21 dieną. Tenais aš dalinsiu su jumis metodikomis ir pamokomis, kurias išmokau iš savo mokytojų, tokių kaip Robertas Kiyosakis, Vala Arume, kuris visiškai nesenai lankėsi Lietuvoje. Ir mes kalbėsime apie 7 būtinus žingsnius, kurie leis jums pasiruošti šiai kriziai, o taip pat ir ateities krizėms, kadangi jūs galėsite pradėti ugdyti savo finansinį raštingumą. Mes kalbėsime tokiomis temomis kaip kodėl turtingieji masto kitaip negu vargšai ir kuo skiriasi jų mąstymo būdas. Taip pat pažvelgsime šiek tiek į akcijų rinkos paveikslą ir pasižiūrėsime, kągi jisai sako mums, kodėl naujoji krizė gali būti visiškai ne už kalnų. Be to, jūs turėsite progos išgirsti informacijos iš naujausios Roberto Kiyosakio knygos Antrasis šansas, kuri pasirodys rinkoje tik kitų metų vasario mėnesį. Tačiau dalyvaudami renginyje jūs galėsite būti vienas iš 2 tų laimingųjų, kurie laimėsite šią knygą, kadangi mes turime keletą jų įsigiję kaip riboto leidimo dalį. Tad tai yra dalis to, ką mes kalbėsime seminare. Be viso to mes žaisime pinigų srauto žaidimą, kuris yra vienas iš geriausių pasaulyje finansinio raštingumo treniruoklių. O taip pat turėsite galimybės pabendrauti su krūva pozityviai nusiteikiančių, panašiai kaip jūs mąstančių žmonių. Ir visą tai sausio 21 dieną, 6 val. Vakaro, 4 valandų renginyje, kur mes kartu su jumis nagrinėsime tuos 7 žingsnius, kurie gali tapti būtinais ir esminiais žingsniais jums besiruošiant ekonominiai krizei, kurie ateis, o taip pat ir 7 būtinais žingsniais, kurie leis jums žengti žingsnius link savo finansinės laisvės. Mes be to kalbėsime apie tai, kodėl finansinė laisvė yra pirmasis žingsnis bendrai link laisvės. Visą tai jūs išgirsite sausio 21 dieną 6 val. Vakaro renginyje pinigų srauto seminaras 7 būtini žingsniai rengiantis naujai ekonominiai krizei. Jeigu norėtumėte dalyvauti, registruokitės apačioje, užsimkite vietą, paskubėkite ir kvieskite savo draugus, kadangi kainos kils. Mes susimatysime su jumis sausio 21 dieną, 6 val. Vakaro. Iki.